Ta istorija. Stalinas pasikvietė žurnalistus ir vienas iš žurnalistus pokalbio metu uždavė klausimą. O kas yra vergas? Ir tada Stalinas sako, atneškit vištą. Atnešė vištą, dabar nupeškit jį. Peša, nupešė visą. Gyva višta. Gyva višta. Nupešė visas jai plunksnas. Ir tada ta višta pradėjo glaustis prie šito žmogaus, kuris ją pešė. Ir tada sako, matot, kuo labiau peši, tuo jai labiau šalta ir tuo jai labiau glaudžiasi prie to, kuris ją nupešė. Tai čia pasaulyje žinomas aukos sindromas. Jo, dabar jisai antras pavyzdys yra tas vadinamas Stokholmo sindromas. Kai, sakykime, teroristai ten užgrobė ambasadą ir laikė įkaitai žmonės, ir įkaitai su tais teroristais susidraugavo ir, kaip jūs būtent ir sakėte, tu neišprievartavai manęs, tu, ta prasme, išprievartavai visus, bet tu liktai kaip ir draugas, nes tu manęs nenužudėjai. Tada mes trečią pavyzdį papasakosiu, tai yra bausmė Konstantinopolyje. Konstantinopolį tai Istambulas, kai turkai užėmė Konstantinopolis, tapo Stambulu ir jie įvedė bausmę tokią visiems, kurie vogdavo, visiems, kurie imdavo kyšius, kurie užsiminkaudavo korupciją, kurie buvo, sakykime, susidėję su svetimų valstybių struktūromis kažkokiams, kurie dirbo ne šaliai. Tai buvo labai paprasta bausmė tokia visiems. Paimdavo didžiulį, tokia kaip kubilai dabar yra, kur žmonės maudos pirty. Tai tą patį kubilą tokį paimdavo, uždėdavo ant didžiulio vežimo, kurį temdavo jaučiai. Tik tiek, kad tos nusikaltelius, sakykime, kolabrantus kažkokius tai, arba vagis, kurie apiplėšė mokesčių mokėtojus. Tai paimdavo į tą katilą, liepdavo jiems susemti iš viešos išvietės visą tą srutas, visą tą mėšlą ir pasodindavo visus tos vagis, visus, kurie yra nusikaltę, į tą didžiulį kubilą su to š. Ir gale stovėdavo janičiarai, kurie karts nuo karto užsimuoja su kalaviju, pramodavo tiesiai virš tos rūtų katilo. Ir jeigu nepanersi, nukirs galvą. Pirmą kartą panerti labai sudėtinga tam šūdė. Bet antrą kartą tu jau įsiprasni ir pradėjai nardyti tame š. Geras palyginimas. Palaukit, aš pabaigsiu. Ir baisiausia tai, kad tada tik tai gali diskutuoti su tais, kurie tame š, kur mažiau to š ir kur skaniau kvepia to š. Ir taip visi nardo tame. Tai ką jūs kalbate, yra tas pats, kas patalpinti Lietuvą, lietuvius į tą šikatilą ir sakyti, susitaikyti su tuo, kad tai buvo š. Aš nenoriu susitaikyti su tom. Aš noriu, kad tai būtų įvardinti okupacija, būtų įvardinti nusikaltėliai, būtų įvardinti tie, kas pasodina visus mus, žiūrovus, mane, klausytojus, į tą didžiulį šikatilą ir kurie neša už tai atsakomybę. Nu, čia tik paplot. Žinot, iš tikrųjų labai... Labai emocingas, labai ir teisingas. Ir labai jauti viduj, jeigu tu esi ten. Taip, ir mes esam ten. Kur mes esam? Ir todėl visi bėga iš to šikatilo. Ir nieks nenori, nes pasižiūri, kas čia vyksta. O vyksta todėl, kad tokie kaip Sniečkus. Kaip, sakykime, pirmieji komunistų partijos sekretoriai, kurie pas mus dar sugebėjo baigę aukštąją partinę vadovauti Lietuvos ekonomikai. Tai yra iš esmės nusikalti gyvenimo. Pavyzdžių pasakysiu, vienas iš tokių be abejo yra labai svarbus, kad aplinka keistusi. Na, sakykime, aš nuėjau sekmadienį į Bogžycę kažkokią, tai yra lenkiškas žodis, reiškinsi Bogžycę, vieta, kur gyvena Dievas, pas mus vadinama šventyklos buvo. Tai ir pasižiūrėjau, ten sako, tai yra skirta ligoniams. Ir aš tada pasižvalgiau, lyg tai visi sveiki, tai ką jie čia veikia, jeigu skirta ligoniams, tai vis ta vieta. Tai aš pagalvojau, kur tie ligoniai? Aha, vadinasi, galbūt senelių namuose, dar kažkur. Ir aš sekmadieniais, vietoj to, kad nueičiau tenai, nueidavau į senelių namus, į slaugos ligoninę ir pasiimdavau žmogų, kurio niekas neprižiūrėdavo. Nunešdavau obuolių, nueidavau pasikalbėti tik 2 valandas per savaitę. Mes galim skirti tam žmogui, kuriam yra sunku. Čia vienas iš dalių, vietoj to, kad mes nueitumėm į tą Bogžycę ir kažką žiūrėtumėm, kaip ten ligoniai susirinkę kažkokius tai būrimus daro. Tai čia viena dalis. Pradėkim atrasti vienas kitą, pradėkim atrasti, nes visuomenė ne ten, kur stipriausi asmenys išlieka, o ten, kur daugiausiai altruizmo ir pasiaukojimo dėl vienas kito. Nes ten, kur stipriausi asmenys, tas organizmas suyra, tiesiog suplėšomas yra į gabalus ir jo nebelieka. Lietuva yra tipiškas pavyzdys šito. Ir kitas be abejo dalykas, sakykime,
Aš važiuoju kokiu nors mikroautobusu ir man leidžia, sakykime, kokią nors tenai Čestuškę su balalaika. Mane tas labai stipriai galva nuo to pradeda skautėti. Man patinka klasikinė muzika, sakykime. Aš vairuotoją paprasčiausiai išjungti garsą. Ir jeigu jūs jo neišjungia, yra kokybės inspekcija, kuri jo užsiims po to. Aš nunešu talonėlį kokybės inspekciją ir paprašau, kad ištirtų. Yra be abejo pareigūnai, kurie taip pat gali pasitaisyti vien nuo mano kažkokių tai pastangų, kad jie keistusi, darytų. Tai yra tik tai pirmas žingsnis, tai yra pasikeisti ir keisti aplinką, kad jinai gerėtų, kad jinai keistusi visais įmanomais būdais, bet tai yra nedaug valandų laiko galima skirti kiekvienas. Antra dalis be abejo tai yra kažkokios politinės jėgos, politinės partijos, kurios kaip pasiekmė galbūt gims, nes dabar didžioji dalis eina į politiką tam, kad nereikėtų dirbti, nes jie nemoka dirbti nieko kito, išskyrus sėdėti ant kitų sprando. Ir kaip rezultatas gauname visą šitą nesąmonę, kur aš lieku skoloje kaip mokesčių mokėtojas, o jie gerai gyvena, nes jie pavogė iš manęs pinigus. Ir netgi sakyčiau, gal reikėtų peržiūrėti ir iš viso ekspertų vyriausybę sukurti, kur samdomi nebe pagal politinį pasitikėjimą, bet pagal būtent ekspertai, jeigu, sakykime, kažkur tai... Specialistai? Taip, tos ryties žinovai, specialistai, jeigu mes norim švietimo reformą, pasižiūrim, kur geriausiai pasaulio švietimo reforma, buvo padaryta, paimam 5 žmonės ar 3, kuriems duodam biudžetą, pasižiūrim, ar jie su to biudžetu išsprendė problemą, sumokėjom išėję. O ką mums reikalingi tie, ta prasme, bet tai yra vėl politikų mąstymas, žmonių mąstymas ir tai yra išlaisvėjimo procesas. Nebereikia tapatinti su okupacinėmis sistemomis. Aš lygiai taip pat laukojau ir katalikišką okupacinę sistemą, nes tai jinai atėjo pas mus per prievartą. Jinai atėjo ne taikiai, o per prievartą. Visi buvom išprievartauti per šitą. Jeigu jie atsiprašo, tai prašom atstatyti visas mūsų šventiklėlės, atstatyti tą sarmatą, kurią mes turėjome. Sarmata. Ir tai gali pradėti keisti Lietuvą. Reikia pradėti iš naujo peržiūrėti istoriją. 1905 metais įvyko Vilniaus didysis Seimas, kuriame susirinko visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių žmonės, kurie bandė atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kuri tuo metu baigėsi kažkur tai Ukrainos beveik vidury. Tai ir delegatai dalyvavo ir iš tų žemių. Ir kadangi nereikėjo šitos valstybės, tai tie, kurie stovėjo prie šito vairo, sakykime, įvykių vairo, tokie kaip Basanavičius, jie buvo pašalinti, bet jie buvo pašalinti vokiečių. Ir liko tik tai vokiečių statytiniai tokie kaip Smetona. Ir vietoj to, kad mes atkurtumėm Lietuvą, mes atkūrėm iš esmės Žemaitijos teritoriją į Lietuvą. Kiekvieną kartą po tokio išprievartavimo ir pristatykliškų mes prarasdavom žemės. Prarasdavom viską. Ir vietoj tos didžiosios valstybės, mes pasižiūrėkime, nuo 1410 metų, po to vadinamo didžiulio įvykio, mes tik prarandame. Tik prarandame. Bet ką mes prarasim ateityje, jeigu mes ir bijosim? Mes dabar tik tai beturim žmonės. Tik tai žmonės kalba. Ir mažėjančius. Tik tai žmonės ir kalba. Taip, ir jeigu imsim demografinį parametrą, pavyzdžiui, tik demografinį parametrą, tai Lietuva pagal demografinius parametrus maksimum 75 metų bėgiai bus praeitis. Mes tik tai skaitysim istorijos vadovėlį. Jeigu, pažiūrėkit, kiek mes vaikų turim. Pažiūrėkim, kur visas tasai reproduktyvus, sakykime, sluoksnis randasi. Tai yra žmonės tarp 18 ir 40 metų. Didžioji dalis jų yra išeivyje. Aš tą galiu pats patvirtinti, nes aš ten daug, daug aš ir praleidžiu laiko ir gyvenu. Tai ir matau, kaip tas nutautėjimo, nes nieks nebenori tą patį. O jie dar bando išlaikyti tas okupacinės struktūros, kurios absoliučiai nieko bendro nebeturi su mumis. Tai yra vienintelis būdas atrasti savo savastį, atrasti tą kelių tūkstantmečių. Aš sakau maždaug apie, kadangi mes atėjom apie 3500 metai prieš Kristų, kaip žemdirbių kultūra, tai mes turim 5500 metų istoriją šičia. Savoje istoriją. Patirtį turim, vis tik tai ateina per genetinį. Taip, ir jeigu mes, tai be abejo ateina, yra ta genetinė istorinė atmintis. Ir vietoj to, kad būtumėm kažkokie tai užsiangažavę alkoholikai, kurie spiritą samčiai semia, mes taptumėm blaivų žmonės, kurie blaiviai turi blaivų santykį su tikrove,
kurie turi altruistinį santykį su vienas kitu, su savo kaimynu, nes tik tai kartu mes galime sukurti šeimą. Lietuva tai yra šeima, tai yra laivas. Ir tai turi prasidėti nuo manęs pačio. Ir kai aš tą suprasiu, bet tam reikia pašalinti tos akinius, kurie, aš tiesiog, aš papasakosiu dar vieną tokį labai mėgiamą, aš labai tą mėgstu pasakojimą, bet jūsų žiūrovai dar negirdėjo, tai aš jiems papasakosiu vieną dar tokį pasakojimą. Ateina moteriškė pas gydytoją už galvos susiemus ir sako, daktarėli, nugydėt mano vyrą gaspadorių visiškai, padarykit taip, kaip buvo. Ir tas daktaras klausia, o tai kas čia dabar, kas čia nutiko? Tai va, sako, seniau būdavo ir bučkiai žandai, ir ten gėlių parneša, ir į parduotuvę nuved, priperk visko man, labai gerai gyvenau. O iš jūsų tik parėjo, sako, vat net jau 2 dienas iš viso nebegrįžo namo, tai jūs nugydėt mano vyrą visiškai. Padarykit, kad taip, kaip būtų buvę. Tada daktaras pakaušė krapštas ir sako, o gerbiamoji ponia, ką aš? Vienintelis sako, ką aš padariau, tai išrašiau anamakinius. Tai vat...